Kūrybiškumo ugdymui mes galim naudoti ir 6 skrybėlių metodą. Įsivaizduokim, kad turim 6 skrybėlės priešai save, skirtingų spalvų. Tai pirmoji yra balta. Užsidėjus ją metaforiškai, galim pagalvoti apie faktus esančius toj situacijai, kurią mes norim išspręsti. Kokie yra konkretūs faktai be jokių interpretacijų. Tai gali būti datos, gali būti skaičiai, kas yra tiesiog žinoma. Tada, užsidėjus raudoną skrybėlę, mes interpretuojam jausmus, ką ta situacija man sukelia. Ar tai yra man patogus jausmai, ar yra šilti jausmai. Jeigu nepatogus jausmai, galim patyrinėti, apie ką tai. Įsivertinus jausmus mes metaforiškai, o gal ir vizualiai iš tikrųjų užsidedam juodą skrybėlę, kuri padės mums įvertinti tos situacijos rizikas, jeigu bus priimti vieni ar kiti sprendimai. Ir rizikas taip pat gali įeiti ir mūsų pasimatuojami resursai. Ir tikrai mes viską turim ir kas galbūt mums galėtų padėti tai situacijai spręsti. Tuomet užsidedam geltoną skrybėlę, kuri kartu atneša ir naudas. Užsidėjus geltoną skrybėlę paprastai yra kviečiama pasižiūrėti, kokią naudą gausiu spręsdama ar spręsdamas tą situaciją, kurią šiuo metu ir bandau analizuoti. Tuomet, įsivertinus naudas, mes vizualiai užsidedam žalią skrybėlę. Žalioji skrybėlė kviečia, kaip ir žalia spalva, kviečia tyrinėti visus įmanomus sprendimus tai situacijai. Tai čia įsijungiam absoliučiai visą kūrybą, be jokios kritikos, be jokių vidinių kritikų, pasikviečiam galbūt net ir vidinį vaiką, patyrinėti sprendimus, nematuojant, ar jie yra įmanomi, tiesiog vardinant visus iš eilės. Kai užsirašom ar įsivardėjam savo sprendimus, užsidedam mėlyną skrybėlę, peržvelgiam sudarytą sąrašą ir nusprendžiam, kuris žingsnis bus pirmasis sprendimų link.